10 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis nedideli krituliai. Oro temperatūra 1-6 laipsniai šilumos. Kol kas vyrauja 2-3 laipsnių šaltukas. Daugiau muzikos. Zip FM. LRT Opus. LRT Opus. Muzika. Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su jumis Marijos radijas. Šiuo metu 8 valandos. Laida aktualijos. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbu aš, Audrius Globys, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Čia LRT Opus. Palygink paskolas dabar. Lenders.lt. Zip FM. Zip FM. Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 8 valandos. 7 valandos beveik 33 minutės. Čia LRT radijas. Na, o toliau laidoje ryškiausios šios savaitės temos užsienio žiniasklaidoje. Čia LRT Opus. Radijas. 8 valandos su žiniomis Aistė Plaipaitė. LRT Radijas. 8 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Radio stotis Relax FM. Sveiki, eteryje žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Patinka Power Auksas? Auksas, ne muzika. Apsilankyk power.lt ir įsijunk naują radio stotį. Power Gold. Power Hit Radio. LRT
10 valandų su žiniomis Urtė Korsakovaitė. Čia Radio Centras. My heart only wants what it wants, what it wants, what it wants till it doesn't. Saulė visą aš mačiau, tavo akyse. Sveiki, eteryje žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Kryvyj-Riho mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, skaitant vaiką, dar keli sužeisti. Atakuotas gyvenamasis rajonas. Rock FM. Savaitės naujiena. Rock FM eteryje retokai mūsų minima Rain City Drive. LRT klasika. Intermezzo. In 30 minutes, Sports Today. We're asking whether Chelsea can continue their unbeaten start to the season away to FC Twente in the Women's Champions League. We'll also take you to Dubai for the story of semi-final number 1 at the Women's T20 World Cup. Holders Australia against South Africa. The newsroom is next. This is the BBC World Service, the world's radio station. Hello and welcome to the newsroom. Israel says it's killed Yahya Sinwar, the leader of Hamas. Lietaus nebus rytoj. Temperatūra artimiausią naktį apie 1, Kuršių nerijoje iki 6 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 13 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. New York, New York. Italų disco. Kad ir kur bebūtum. Marijos radijas. Kviečiame kartu melstis maksimaliu terminu valandų maldą. LRT Opus. Naktis su LRT Opus. Daugiau informacijos apie dienos įvykius galime rasti mūsų svetainėje fm99.lt, YouTube ir tinklalaidės platformose bei socialiniuose tinkluose. Čia Radio Centras. Lost in
klasika. Suskaičiavus užsienio lietuvių balsus, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga išsaugojo iškovotas vietas Seime. Ukraina ir Rusija apsikeitė kaliniais. Visa Kuba dėl gedimo elektrinėje neturi elektros. 12 valandų su žiniomis Rytis Rakauskas. LRT radijas. 22 valandos žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Radijas. Lietuvoje vidurnaktis, žinias skaito Adomas Šimkus. Tokias dainas rašau, kol dar gyva. Radio stotis. Radio stotis Lietuva. Prisigos. Nereikėtų nieko, ne. Dabar Lietuvoje 0 valandų. Čia Radio centras. Čia Marijos radijas. Dabar yra vidurnaktis. Likite kartu su Marijos radiju. Eteryje žinios. Šią savaitę bus laikinai atjungta elektros jungtis su Švedija Nordbalt, pranešė Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Tikslus laikas 10 valandų. Nuoširdžiai tau tariu, Vilkiškių dabar Vilbi vardo. Vilbi, murkėme pieniškai. Penkiolika valandų eteryje žiniose Ševelina Žėlytė. Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Antrajame Seimo rinkimų ture iš anksto balsavo daugiau negu 9% rinkėjų. Aukštaitijoje krašto apsaugos savanorių pajėgų taktinės pratybos. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą į Lietuvą neįleisti 7 migrantai. Šalyje 10 valandų, su jumis Dovilė Sirvienė. Sveiki.
LRT radijas. Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas.